Joks brangus dronas nesukurs gero kadro, jei nesuprasite, ką reiškia šie techniniai terminai. C. MOS tai kameros jutiklis. Būtent jis surenka šviesą ir paverčia ją vaizdu. Dažniausiai, kuo jutiklis didesnis, tuo daugiau šviesos jis surenka ir tuo geriau kamera filmuoja sudėtingomis apšvietimo sąlygomis. ISO – kameros jautrumas šviesai. Kai aplink tamsu, ISO galima didinti, kad vaizdas būtų šviesesnis, tačiau kartu su juo nereikia persistengti, kadangi gali atsirasti vaizdo triukšmo arba grūdėtumo. Bitai dažniausiai minimi kalbant apie spalvas. 8 bitai reiškia mažiau spalvinės informacijos, o 10 bitų leidžia išsaugoti daugiau atspalvių ir suteikia daugiau galimybių redaguojant vaizdą. Dinaminis diapazonas parodo, kiek detalių kamera gali išsaugoti vienu metu tiek šviesiose, tiek tamsiose vietose. Kuo jis didesnis, tuo mažesnė tikimybė, kad dangus taps visiškai baltas, o šešėliai visiškai juodi. O LiDAR tai jutiklis, kuris aplinką matuoja lazerio spinduliais. Dronuose jis padeda tiksliau aptikti kliūtis ir geriau orientuoti sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, prieblandoje ar skrendant arti objektų. Todėl kitą kartą išgirdę šios terminus žinosite, kad tai nėra tik sudėtingi žodžiai, jie tiesiogiai lemia, kaip matys, skris ir filmuos jūsų įrangą.